Sveiki. Toliau skaitau tą pačią knygą. Skyrius pažanga neįmanoma be pastangų. Eteriniame kūne, kuriame fiksuoja visi neteisingi sprendimai, užsifiksuoja ir jūsų įpročiai, prisirišimai, baimės. Šiame kūne išlieka visi šio gyvenimo ir kitų gyvenimų išgyvenimai, kurie paveikia jūsų charakterį, jūsų suvokimą, kas yra gyvenimas ir kas yra žmogus. Visi buvę įvykiai jūs sukūrė tokius, kokie šiandien esate. Bet tai nėra tikrasis aš, esybė. Tai tik išgyvenimai, patirtis. Jūs spinduliavote pačią įvairiausią energiją ir ji jūs kūrė. Dalelytė po dalelytės, sustiprindama vieną ar kitą charakterio savybę. Vieną ar kitą įprotį, prisirišimą, kaupėte įsitikinimus, prietarus, nuostatas, kūrėte save, bet galėjote sukurti save ir kitokį, galėjote išskleisti daugiau šviesos ir meilės ir šiandien būtumėte aukštos sąmonės šviesos kūnai. Jūs ir šiandien save kūrėte ateičiai. Kitame įsikūnime gimsite tokie, kokius suformuosite save šiandien. Gal sukursite save kaip laisvus, kūrybingus, gero charakterio žmonės. O gal tiek save susiaurinsite, kad vėl gyvensite liūdesyje, nesantaikoje, apribojate savo veikimą ir suvokimo galią. Jūs kuriate save. Jūs išgyvenate akimirką ir požiūrį į tą akimirką palieka antspaudą jūsų energetikoje. Ne tiek svarbus pats įvykis ir situacija, kiek svarbus jūsų požiūris į tai, ką tenka išgyventi, kokios mintys vyraus tą akimirką, kokie jausmai jūs valdys. Įvykis sukelia jūsų reakciją ir atitinkamą energiją, kuri ir lieka jūsų sąmonės lauke. Palieka įspaudą karmoje ar charakteryje. Charakteris nėra duotybė, tai savybės, kurias nulėmė jūsų veiksmai, mintis ir jausmai. Tai tam tikrų virpesių energija, kurią dažniausiai reikia perkurti. Žmogus pilnas kompleksų, baimių, įsitikinimų, jie neatsiranda iš niekur. Jie susiformavo per daugybę įsikūnimų. Nesisaugokite savo charakterio kaip nekintamo dalyko. Tai nėra jūsų tikrasis aš. Tai tik buvusios patirties pasekmė. Jeigu ta pasekmė leidžia jums šiandieną išskleisti šviesą, meilę ir meilę žmonėms, tokį savo charakterį stiprinkite. Bet jeigu jis trukdo, jį reikia keisti. Ne visi charakterio bruožai išryškėja iš karto. Kai prasideda žmogaus virsmas, kai žmogus tampa sąmoningas ir stengiasi greičiau išsilaisvinti iš karmos, jo charakterio bruožai, prisirišimai, įsitikinimai pradeda ryškėti. Tarsi rastųsi naujos savybės. Iš tiesų naujų neatsiranda, o tik žmogus sugeba save išvalyti ir iškelti į paviršių tai, kas jame buvo negero. Jeigu eidami dvasinio tobulėjimo keliu, tampate pikti, nelaimingi, pradedate abejoti, tai nėra blogai. Tiesiog aukštų vibracijų energija iškelia į paviršių visą negatyvumą. Degina tai, kas buvo užslėpta po gerumo kauke. Tai nereiškia, kad blogis jumise išliks, nebent nustotumėte žengti dvasinio tobulėjimo keliu ir užstrigtumėte toje blogoje akimirkoje. Aukštos vibracijos sudegins tą blogį, senus įpročius, senas tiesas ir jūs išsigryninsite. Tikrasis aš yra nuostabus. Jis yra švytinčios vaivorykštės ugnis. Jis yra kupinas gerumo ir atjautos, kupinas besąlyginės meilės. Kad ir koks žmogus būtų, jis turi tikrąjį aš esybę, kurio energijos išliks aukštų vibracijų. Tai dieviškosios dalelytės buveinė, tai aukščiausiosios sąmonės buveinė ir ta buveinė yra aukštų vibracijų. Bet kuris žmogus gali tapti geras, sąmoningas, kūrybingas, bet kuris. Todėl nei vienas neturite teisę sakyti, kad esate nieko vertas.
kad esate blogas ir kad pasikeisti neįmanoma. Tai tik saviapgaulė. Kai siekiate keistis, jūsų ego kelia įtampą ir baimę, sustiprina nenorą tobulėti ir jūs pasiduodate tai įdėti, nuvertinate save. Atsisakote žengti į priekį. Jūs turite protą, kad suvoktumėte, kada jūsų gyvenime pasireiškia ego, o kada tikrasis aš. Kai žmogus susilieja su savo tikruoju aš, jo pasirinkimai atitinka Dievo valią ir prasideda bendra kūryba, bendras žengimas į priekį. Bet jūsų charakteris, prisirišimai, įsitikinimai, jūsų tikrasis aš paslėpia po daugybės sluoksnių ir jo nebepavyksta jausti. Jums reikia įsiaiškinti, koks jūsų tikrasis charakteris, kokios savybės vyrauja ir ką turėtumėte keisti. Jeigu tingėsite ir nekeisite blogų įpročių, neišsilaisvinsite savęs iš kompleksų, prietarų, visai tai slėps jūsų tikrąjį aš nuo jūsų pačių ir jūsų žengimas dvasinio tobulėjimo keliu liks tik gražia teorija. Pažanga be individualių pastangų neįmanoma. Neužtenka perskaityti daug knygų, būti protingam, turėti daug žinių. Tai leidžia suvokti, kas yra visata ir žmogus, bet tai nekeičia jūsų energijų. Jūs ir toliau klaidžiojate rūke, ir toliau priimate neteisingus sprendimus, kraunatės karmą ir savo tikrąjį aš užklojate dar didesniais negatyvumo sluoksnių. Supraskite, kad tas negatyvumo sluoksnis susidarė ne tik per šį įsikūnymą. Jeigu žengite dvasinio tobulėjimo keliu ir jums pavyksta išsivaduoti iš dabartinių suvaržymų, tai nereiškia, kad jums neiškils naujų kompleksų ir suvaržymų, kurie susikaupė praeituose gyvenimuose. Turite būti nuolat pasiruošę dirbti su savimi. Jeigu vieno įpročio atsisakėte, tai nesudėkite rankų ir nesidžiaukite savo pasiekimais nieko neveikdami. Suvokite, kad tobulėjimas kelias nėra baigtinis. Jis gali baigtis žemiškajame plane, kai pasieksite Kristaus sąmonę. Bet subtiliajame plane jis tęsis toliau. Jeigu išmokote išjausti Dievą savo kasdienėje veikloje, jeigu visą savo dėmesį skiriate kitų žmonių gerovai kurti, turite suvokti, individualus savęs pažinimo ir ugdymo darbas niekada nesibaigia. Ir jeigu jūsų išorinė veikla sklandi, tai nereiškia, kad vidinėme darbe taip pat viskas gerai. Įsisukę į nuolatinę veiklą galite pamiršti saviugdą. Viskas turi vykti kartu. Jūsų išorinė veikla, kurianti pažangą ir gerovą aplinkiniams ir nuolatinis darbas su savimi, savo kompleksų tirpinimas, karmos mažinimas, tam tikrų gebėjimų stiprinimas. Kad ir kokia puikia veikla užsimtumėte, ji nepadės susilieti su savo tikruoju aš. Tai galima padaryti tik vidiniu darbu su savimi. Tai neturi būti uždaras nuo visuomenės atskirtas gyvenimas. Juk tol nežinote, kokios savybės jumise glūdi, kol nesusidurėte reikiamos sąlygos jums pasireikšti. Nebijokite keisti savo nustatytos veiklos aplinkos. Nebijokite naujų situacijų, naujų darbų, naujų pažinčių. Viskas tik tam, kad išsigrynintų jūsų savybės. Nekintamoje, saugioje aplinkoje nesusidarys aplinkybės, kurios leistų išryškėti tam tikroms jūsų savybėms, baimėms, įsitikinimams. Išorinė veikla padeda tobulėti. Todėl tiek išorinis, tiek vidinis darbas turi vykti lygiagrečiai. Kasdienybėje išryškėja jūsų stiprybės ir silpnybės. Tik bendraujant su žmonėmis išryškėja jūsų gebėjimas įskleisti meilę ir šviesą. Tik sudėtingose situacijose išryškėja jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Nes tai, ką manote apie save, nebūtinai yra tiesa.
Tai gali būti tik savęs nepažinimas ar saviapgaulė. Kasdieninis gyvenimas išryškėja jūsų gebėjimas susitvardyti, išlikti ramiems, laikytis tam tikrų vertybių ar atsispirti seniems įpročiams bei prisirišimams. Eteriniame kūne egzistuoja visa jūsų sukaupta informacija. Tai nėra jūsų tikrasis aš, tai tik jūs dengiantis gaubtas, kuris formuoja žmogaus charakterį, tam tikrą gyvenimo liniją, likimą. Jūsų karma lemia jūsų likimą. Norint išdeginti tam tikrą negatyvę energiją, reikia išgyventi tam tikras situacijas, o tai būna numatyta likimo linijoje. Kaip jau kalbėjau, likimo linija gali nepasireikšti, jeigu sugebėsite pasikeisti mentalėme, astralinėme, emocinėme lygmenyste. Jūsų individualumas visada išliks, kad ir kaip keistumėte savo charakterį, įpročius, vis tiek visi skirtingai supras, kas yra gėris ir grožis, kas yra tiesa ir kas yra pažanga. Nors visatoje egzistuoja viena tiesa, vis tiek ją visi supranta skirtingai, nes kiekvieną žmogų sudaro skirtingų energijų srautai. Kūno ir biolauko energinių dalelyčių bei cheminių medžiagų sudėtis yra ta pati, bet suvokimas ir išjautimas visados individualus. Kiekvieno žmogaus pasaulį suvoks kitaip, todėl tolerancija ir pagarba vienas kitam turi išlikti amžiams. Individualybė veikia jūsų gyvenimą savo aukštų vibracijų energijomis. Kuo žmogus sudėtingesnis, kuo žmogus sąmoningesnis, tuo labiau jis atsiveria aukštų vibracijų energijomis ir požiūris į gyvenimą keičiasi. Aukštų vibracijų energijos jungiasi prie žemiškųjų kūnų pagal sąskambį su žmogaus praeitimi, su tuo, kas žmogui yra ir buvo pažįstama, atvira. Vieni lengvai užmezga kontaktą su Jėzumi, kiti su Buda, net jei dabar jie krikščionys. Nesvarbu, kam jaučiate artumą – Guain ar Marijai, Elmorijai, viešpačių Maitrėjai ar Santai Kumarai. Svarbu, kad išjaustumėte tą artumą, tą palaiminimo ryšį su pakylėtusiais valdovais. Taip jūs atverite savo širdį ir protą, ne tik pakylėtusiems valdovams, bet ir savo tikrai aš, savo esybei, kuri yra tame pačiame lygmenyje, kaip ir dauguma dvasinių mokytojų. Iki kitų susitikimų.